Mėlėjai, mes puikiai prisimenam iš Švento rašto pačią pradžią ir kaip Dievas sukuria pirmą dieną. Ką sako? Antrą dieną sukuria. Ką pasako? Ir taip kartuoja 7 kartus. Antonijų, ką Dievas sako, kaip džiaugiasi? Jis pasako, kad tai yra labai gera. Dievas džiaugiasi. Visos 7 kūrybos dienos iki pat žmogaus yra tobulos. Dievas sako, o, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis. Ir išgirstame pirmą kartą blogą žinią Biblijoje. Pirmą kartą yra bloga žinia. Praeina kiek laiko, mato, kad žmogui negera būti vienam. Štai mūsų mėlėjai tema, žmogui nėra gera būti vienam. Čia pirmoji iš Švento rašto ta vieta, kur žmogui kažkas nutinka. Žmogui nėra gera būti vienam. Ir čia iš tikrųjų Dievo didžioji išmintis ir mūsų klausimas, kodėl yra būtent vyras, kodėl yra moteris. Ir jeigu šiandien stebėsite sociologų duomenis, ir mums jau tai yra akivaizdu, beje, tai nekalbu apie Lietuvą, kalbu apie ypač visą Europą, mūsų Lietuva pakankamai konservatyvi ir ji ko gero dar ilgiausiai išliks tradicinė šeima ir manau, kad taip įsilaikys, lyginant su Europą, lyginant su kitom šalim, kur yra laisvė iki seksualumo sutapatinimas su genetališkumu, iki santykių seksualių, kur nori, kada nori, su kuo nori ir kaip nori. Viena sąlyga, svarbu, kad sutinka partneris. Net metai nuleidžiami į apačią. Taigi ši žinia keliauja per pasaulį ir jeigu sociologai kalba apie mūsų šeimą, tai šiandieną šeima yra tikrai pavojuje. Yra keltas dalykų, kuriuos galite stebėti. Visų pirma, yra mažiau šeimų kūriama. Antra, šeimų kūrimo amžius senėja. Trečia, vaikų skaičius šeimose mažėja. 1, maksimum 2. Ir 4, jūsų vaikai senėja, namuose būna jau 40. Tokia yra Europos tendencija. Ir šitie dalykai mums liudija, sakytume, tarsi katastrofinę ateitį. Ir tai keliauja iš mūsų laisvos Europos ir tai keliauja be abejo ir iš kito kontinento šie papročiai. Man teko būti daug savaičių Afrikoje, Nigerija. Vyriškumas yra pilnas, moteriškumas yra pilnas. Ir mes neturim tų atmainų, kas šiandieną mūsų mass media rodoma kaip normali, moderni draugystė. Praeitais metais rudenį teko būti 2 kartus Turkijoje ir keliauti labai stipriai. Labai daug pamatyti. Turkija neturi, islamiški kraštai, problemų su šeimos statusu. Aš jums minėjau po savo kelionės, kad nemačiau nei vienoj kelionė, nei kitoj, beveik po 10 dienų, kad turkai 2 jaunos širdys vedžiotųsi šunį. Jie vaikus vedžiojasi. Ir aš nieko prieš jūsų šunelius, aš turiu Steponą, bet su juo, kaip matot, netėjau prie altoriaus. Greičiausiai dėl jo senatvės. Mėlėjai, ir dalykai labai rimti. Ir mūsų šeimos statusas turi būti apžvelgtas ne mass media, kas yra kryptingai daroma jau gerokai nuo 90 metų. Jau tada man būnant 7 metus Prancūzijoje, aš mačiau, kad vaikučio toks batukas kainuoja daugiau negu suaugusio toks batas. Tai yra kryptingos priemonės. Ir Dievui dėkoju, kad šie Dievo namai matyt, atitraukia jauną širdį. Mūsų Lietuva yra graži šiuo atveju, dar labai graži. Ir sveikinu, vakar sutuokiau 35 porą šitame kaime. Jaunieji buvo be abejo iš toliau, kilimas nuo Kauno pusės, jaunojo Igno ir jaunoji Magdalena, kilusi, jau gimusi Austrijoje, o jos mama kilusi nuo Plutiškių. Santuoka vyko, žmonės sėdėjo visom spalvom. Knygelės išdalintos buvo anglų kalba, vokiečių kalba. Ir mes džiaugiamės čia
mūsų švente. Šventė, kuri buvo tiek nuostabi, tiek jauni žmonės ruošiasi. Mama iš Austrijos rašė laiškus, kaip turi atrodyti kai kurie niuansai, kurie vyksta kitoje šalyje. Ir mes tam ruošiamės. Matydama šios šeimos ypatingą pasiruošimą, rašiau popiežiui laišką. Ir jie gavo palaiminimą. Ignas laikė kaip laimėjęs, ko gero, olimpiados žaidynės. Stovėdamas čia prie altoriaus su tikru popiežiaus palaiminimu. Kažkuris šarmas šios šventovės atitraukia ir atrodo, kad mes esame labai gražus. Iš tikrųjų, mėlyjeji, šiandieną labai sirkime už šeimas. Labai džiaukimės jaunų žmogumi. Brandinkite jų apsisprendimus, padėkite jiems. Tai yra labai sunkūs laikai ir mūsų Lietuva, kaip teko klausyti vienos mokslo daktarės sociologijos, jis sako, Lietuva iš tikrųjų išliks su savo tradicija. Turime labai gilias šaknis. Tačiau tos atmainos brutaliai brukamos per mass media, jūs norite ar nenorite, nes tai reklama nupirkta. Tai laidos nupirktos, jau yra sukurtos grupės ir grupuotės, nevardysiu vardų, ir mūsų garbingųjų kabutėse televizijos žvaigždžių, kurios gavo iš tų fondų pinigus, 100 000 finansuota. Ką sakė amžiną atilsį Zita Kelminskaitė? Galiu sakyti garsiai, nes jo šiandieną nėra, ji nebus bausta už tai, ką jinai išdavė. Sako, jeigu Lietuvoje organizuojate mokykloms programą, seminarą apie šeimą, apie vertybę, gausite apie 22 000, tai bus labai daug, vos išsiteksite savo tam seminarui, tai bus plataus masto. Bet jeigu darysite seminarą lygių teisių gėjų, tai gausite 200 000 eurų. 10 kartų daugiau iš Europos fondų apmokami LGBTQ projektai. Ir jūs darykite, ką norite. Mūsų tiesa turi atstovėti savo petimi, jūsų morale. Ir grįžkime prie mūsų viešpaties. Ar galima atleisti vyrui žmoną? Mėlyji, skyrybų klausimas yra toks opus, kad net neįsivaizduojate. Senoji motina Rusija turi virš 80% skyrybos santokų. Mūsų priartėja turi 50% skyrybų santokų. Europoje daugiau negu mes. Mes dar laikomės. Ir klausimas, mėly vyrai, ar galite atleisti savo žmoną? Jėzus nepasitaiso pečių ir nesako atsakymo. O ką sakė Mozė? O ką randate raštuose? Mozė leido duoti skyrybų raštą, taip pat sako mokytojai. Mėlyjeji, kada skirsi šeimos, altoriaus akmenys verkia. Kada skirsi šeimos, Dievas verkia. Nes tai yra ne tik dviejų suaugusių žmonių reikalas, tai yra vaikų reikalas, tai yra sulaužyti gyvenimai. Paklauskite pas mūsų Mindaugą, maestro, kaip jo tėvai skyrėsi. Jis buvo paauglys, mokėsi Vilniuje. Sako, neįsivaizduoju, kunige Viliau, koks skausmas buvo man paaugliui, kaip mano tėvai nusto gyventi kartu. Iki šiai dienai turiu utopiją sujungti tėvus. Visi šeimoje yra skyrybų metu nukentėję, visi. Išlošusių nebūna. Tai mūsų širdžių išsiskyrimas. Negera žmogui būti vienam. Ir Jėzus sako, tai žmogau, tik dėl tavo kietumo Mozė davė leisti atleidimo raštą, nes tuo metu Mozė gynė moterį. Nes jeigu vyras atleistų žydų kultūroje moterį, jį tampa paleistuvė, nes tai yra tik toji priežastis. Ir Mozė, kad apsaugodamas moterį, sako, tu turėjai parašyti, tada jinai eis, gal kažkas ją ims, gal neims, gal tęs gyvenimą, aš esu laisva. Tai tik dėl širdies kietumo Mozės laikais leistas skyrybos. O Dievas sukūręs vyrą ir moterį tam, kad būtų viena. Kodėl žmogus sukurtas yra nuogas, mėlyjeji? Mes esame visi nuogi, kad ir šiltai apsirengę. Žmogus sukurtas yra nuogas todėl, kad jam trūksta kito. Žmogus nėra nuogas tik tada, kada apsiglėbęs su kitu. Kada du tampa viena, tada žmogus nėra nuogas. Toliau visi visais laikais esate nuogi, jeigu to nėra. Ką galėtumėte pasakyti apie mūsų viešpatį Jėzų, kuris
neturėjo antros pusės. Tai yra didžioji Dievo paslaptis. Kada žmogaus meilė pasiekia aukščiausią gyvenimo dovaną. Jeigu žmogus, tam kviečiamas kunigas, tam kviečiama vienuolis dovanoti savo gyvenimą aukščiausių būdų, kada tavo gyvenimas tampa aukščiausių būdų, tavo seksualumas išsipildo ir tavo genetališkumas nesiliečia. Jėzus to neliesdamas išsipildė aukščiausių būdų savo intimumą ir meilę. Gal yra klausimų? Mūsų krikščioniškoji moralė, kalbėdama apie skyrybą, sako tokį faktą. Kada vienas šeimos narys tampa kankinys, tai yra kančia, kuri tampa didelė, tada yra leidžiama gyventi atskirai. Kada yra vidinė kančia didelė ir žmonės tampa kankiniais, tokiu būdu yra galima gyventi atskirai. Bet katalikų bažnyčia antros santuokos neleidžia, nebent anuliuojama. Rytų bažnyčia leidžia, skaitydama antrą santuoką netikrą, tačiau leidžia priimti sakramentus. Keletas minčių iš popiežiaus Pranciškaus.